Labadiena, mėly tėvai. Kaip dažnai jūsų vaikas užduoda klausimus? O kaip dažnai juos atsakote užduodami dar vieną klausimą? Ar susimastėte, kad vienas taiklus jūsų klausimas gali sužadinti vaiko smalsumą ir paskatinti jį leistis į pažinimo kelionę? Tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programoje vaikai mokosi tyrinėti pasaulį per smalsumą ir refleksiją. Refleksija – tai gebėjimas pažvelgti giliau, suprasti priežastis, įvertinti sprendimus ir atrasti naujas galimybės augti. Jūs taip pat galite savo vaikams padėti mokytis. Pavyzdžiui, užuot greitai ir impulsyviai atsakę į vaiko klausimą, pabandykite pasiteirauti, kaip tu manai, kodėl vieni daiktai skęsta, o kiti plūdurioja. Arba, kaip galėtume tai išbandyti ir sužinoti patys. Tapkite jų mokymosi partneriais, tyrinėkite kartu. Palaikykite jų sprendimus ir skatinkite savarankiškumą. Svarbiausia, padėkite jiems suprasti, kad mokymosi kelionėje ypač svarbus ir procesas, ne tik rezultatas. Vietoje klausimo, kaip tau sekėsi, pasiteiraukite, ko iš šios situacijos išmokai. Pavyzdžiui, užuot klausę, kaip tau sekėsi per matematikos testą, pasiteiraukite, ką naujo supratai spręsdama šios uždavinius, arba kas tau šiame teste buvo įdomiausia. Skatindami tyrinėjimą ir refleksiją, padedate vaikui ugdyti pasitikėjimą savimi, savarankiškumą ir meilę mokymuisi. Juk tikrasis mokymasis vyksta ne tada, kai atsakome į klausimus, o kai išmokstame juos drąsiai kelti. Leiskite savo vaikui būti tyrinėtoju, o jūs būkite jo įkvėpėjais.